Sveiki, su jumis Povilas iš Master Forex V akademijos ir šiandien aš norėčiau pakelt kažkam turbūt skaudžią, bet kažkam turbūt labai naudingą temą. Vadinasi, tema kaip pasirinkti Forex kursus arba kaip pasirinkti Forex mokyti. Ar verta mokėti pinigus už Forex kursus? Kokius kursus pasirinkti? Tiksliau, jeigu jūs peržiūrėjote praeitą video pavadinimu Demo ar realas, štai pasižiūrėkite, atsirado ką tik nuoroda, ir jūs supratote, kad esate viename iš pasiūlytų etapų ir supratote, kad jums atėjo laikas ir jūs norite rimčiau nerti į Forex vandenis, nusprendėte, kad jums atėjo laikas užsirašyti į mokamus kursus arba pasisamdyti savo mokytoją, dabar madingas žodis Forex mentorius, kabutėse. O galbūt jūs esate vienas iš tų žmonių, kuris randatės dabar štai nuliniam etape iš pateikto video demo ar realas ir norite sutaupyti laiko savarankiškai informacijos paieškai ir norite pasinaudoti kitų patirtimi bei nurodymais, kur ką skaityti, jūs supratote, kad jums atėjo laikas Jūs supratote, kad jums laikas yra brangiau negu pinigai ir jūs, taip sakant, norite nusipirkti savo taip vadinamą shortcutą, kitaip tariant, pasinaudoti kitų labiau patyrusių žmonių patirtim ir pagreitinti savo įėjimą Forex sėkmės link. Jeigu jūs esate vienas iš tokių žmonių, tai jums greičiausiai dabar labiausiai skauda klausimas. O kaip teisingai pasirinkti kursus? Kur verta mokytis, o kur neverta? Už kokius kursus arba mokymus verta mokėti savo pinigus ir gaišti savo laiko, o nuo kokių mokymų arba mokytojų geriau laikytis atokiau? Jeigu jūs esate vienas iš tų, kam šiuo metu šis klausimas yra labai aktualus, tada šis video yra būtent apie tai ir skirtas būtent jums. Kas jau kurį laiką bandot išsiaiškinti, kaip veikia Forex rinka, kaip galima užsidirbti pinigų Forex rinkoje ir iš Forex prekybos. Tai naršydami internete, ieškodami savo informacijos, turbūt pastebėjote, kad pastaruoju metu labai suaktyvėjo visokios Forex mokyklos, Forex mokytojai, Forex mentoriai. Vienas mano pažįstamų pasakė, Forex mokyklos dygsta kaip grybai po lietaus. Už pavyzdį galima paimti, kad ir tokio lygio žmogų kaip Antonas Krylas, kas nežinot, paguglinkit, kuris irgi tam tikrą prasme metė savo darbus banke ir nuėjo mokinti žmonės. Sukūrė savo mokyklą, sukūrė savo kursus, sukūrė savo bendruomenę. O ir Lietuvoje pastaruoju metu galima stebėti suaktyvėjimą šiame fronte. Kadangi aš pats aktyviai dalyvauju Master Forex V akademijos gyvenime ir nepaslaptis, kad aš esu vienas iš kurso vedėjų, tai yra Master Forex V Advanced kurso vedėjų, tai vis karts nuo karto sulaukiu asmeninių žinučių, kur žmonės bando užsirašyti pas mane individualius mokymus ir užduoda mano manymu labai neteisingus klausimus. Tai yra, jei jūs užduodat tokius pat klausimus kitoms organizacijoms, tai jūs tampate labai lengvų taikymų, kadangi įtikinti pasirinkti būtent šį kursą, atsakius tiesiogiai jūsų klausimą, tai pateikus tai, ką jūs norit išgirsti arba tai, ką jūs norit pamatyti, yra labai lengva. Yra labai lengva pakabinti jūs ant kabliukų. Tai labai dažnai užduodamas klausimas man, kurį turbūt dažniausiai aš išgirstu, klausimas skamba taip, ar tu pats uždirbi iš Forex prekybos? Atsakau taip. Tada seka klausimas, o kiek uždirbi? Atsakau, profesionalus traderis uždirba vidutiniškai tarp 4 ir 7% per mėnesį. Po tam tikros pauzės, matyt, paskaičiuoja mintyse, kiek gali uždirbti, turbūt jau įsivaizduoja savo, kaip važinėja su Ferrariu, seka klausimas, ar gali įrodyti, kad pats tik uždirbi? Ir į tokį klausimą jisai jau išgirsta mano atsakymą panašų į iš principo neįrodinėsiu. Tai yra, aš atsakau, kad aš iš principo neįrodinėju. Ir šioje vietoje prasideda vienokia ar kitokia forma reikalavimai žmonių parodyti, įrodyti savo prekybos rezultatus.
rodyti, kad aš irgi tiek pat uždirbu, kad irgi 4-7 procentai. Dažniausiai, kai žmogus negauna iš manęs tai, ką nori pamatyti, neišgirsta, ką nori išgirsti, tai labai dažnai seka visokiausi kaltinimai, tipo, tai kaip tu pats užsiimi mokymais, jei negali įrodyti, kad pats esi pelningas traderis, jei nenori įrodyti. Neseniai netgi teko užblokuoti vieną žmogelį Facebook'e, nes jis sekiojo man iš paskos ir reikalavo, kad įrodyčiau. Tai todėl ir nusprendžiau įrašyti šį video ir pasidalinti su jumis savo nuomonę, savo patirtim bei savo kriterijais, pagal kuriuos aš pats savo renkuosi mokytojus ir arba mokamus kursus. Truputėlį papasakosiu jums, kaip aš sugrupuoju mokytojus ir mokymų kursus. Pakalbėsim, ko jie siekia mokindami žmonės ir kaip padaryti taip, kad atsipirktų kiekvienas į kursą investuotas centas. Be to, kadangi sergu ir už Lietuvos Forex bendruomenę, tai noriu truputėlį pakelt kartelę ir Lietuvoje aktyviems Forex mokytojams bei mokykloms. Na ir neslėpsiu, kitą kartą, kai kas nors prie manęs būtise prisikabins, su prašymu įrodyti kažką, tai tiesiog duosiu šį video pasižiūrėti ir sutaupysiu pačiam savo šį laiką. Beje, taip, jums nepasigirdo. Aš irgi dabar esu aktyvioj mokymosi stadijoj, pastoviai ieškau savo naujos informacijos, naujų idėjų ir pastoviai analizuoju pasiūlymus pasimokinti pas vieną ar kitą žmogų. Ir šiaip aš laikosi nuomonės, kad Forex prekeivis, kuris nustoja tobulėti, nustoja ieškoti kažką naujo, nustoja tobulinti savo prekybos sistemą, nustoja tobulinti savo prekybos veiksmų algoritmą, tai toks Forex prekeivis nustoja iš esmės būti Forex prekeivis. Bet čia jau atskira tema, galbūt kada nors apie tai pašnekėsim. Taigi, kaip pasirinkti savo Forex mokytoją arba Forex kursus? Pradėsiu nuo to, kad papasakosiu jums, kaip aš pats sugrupuoju visus mokytojus į tam tikrus tipus. Papasakosiu jums apie tos, su kuriais aš pats dažniausiai susiduriu ieškodamas savo naujos informacijos. Jei manot, kad praleidau ką nors, tai dar rašykite šio video komentaruose. Būsiu už tai dėkingas ir gal išmoksiu iš jūsų ką nors. Tai pirmas tipas arba pirma grupė, tai yra brokeriai mokytojai arba mokytojai brokeriai arba brokerių organizuojami kursai. Dažniausiai šitie kursai yra nemokami, bet yra ir mokamų kursų organizuojami pačių brokerių. Nepaslaptys, kad patyrusių Forex prekeivių rate šitie kursai dažnai keikiami bei kaltinami žmonių manipuliavimu, tačiau iš savo pusės galiu pasakyti, juk kursus veda žmonės dirbantys savo darbą, jųgi kaltinti už tai negalima, jiems duotas įsakymas, jie veda kursus. Šitie žmonės irgi gali jums padėti, tik reikia suprasti ir žinoti, kada ir kaip pasinaudoti jų pagalbą, o kada reikia atfiltruoti viską, ką jie sako. Tai jei jūs dabar laužot savo galvą eiti į tokį kursą arba neeiti, tai pirmiausias klausimas, kurį turit savo užduoti, tai yra, ko gali išmokyti žmogus, kuris vietoj to, kad pats prekiautų, visą darbo dieną mokino kitus. Aš nesakau, kad tai yra blogai, tiesiog pasitenkite pabūti neutralus ir užduokite savo klausimą. Kitas klausimas yra, kurį reikia užduoti savo. Ar gali lošimo namai išmokyti jūs pastoviai diena iš dienos sėkmingai aplošti juos pačius? Ko siekia brokerių kompanija organizuodama tokius kursus? Juk jie moka žmonėms algas, moka už reklamą, moka už administratorių darbą, kurie turi jūs užregistruoti, salių nuomą, kavytę, gražus tušinukai ir taip toliau ir taip toliau. Tai pasitenkit savo atmest visas mintis apie greito uždarbio galimybės ir pabandykit neutraliai pamastyti, ką gali jūs išmokyti brokerio kompanija. Kad ir kaip jūs savo atsakėte šios klausimus, aš jums pasakysiu štai, iš šitų kursų tikrai galima išmokti ir tikrai galima gauti naudos. Pavyzdžiui, jeigu jūs esate žmogus ekstravertas, jūs mėgstat bendravimą su žmonėm, jūs mėgstat vietoj informacijos skaitimo, mieliau paklausytumėt, kad kažkas kitas jums tą patį papasakotų gyvai. Jūs nenorite pats ieškotis bei kapstyti bazinį informaciją, o geriau netgi sumokėtumėt kam nors, kad jums kažkas visą tai papasakotų prie puodelio kavos ir parodytų. Tada valio,
Kodėlgi ne? Šis kursas ir tokio tipo kursai yra tikrai jums. Jūs esat nuliniam etape, ne? Kas čia per etapą, žiūrėkit štai video. Ir jūs norit surinkti kuo daugiau informacijos apie šią rinką ir norit kol kas su minimaliom išlaidom išmokti kuo daugiau ir sužinoti kuo daugiau informacijos. Svarbiausia, tik prieš einant į tokius brokerių organizuojamų kursus, susimastykit ir aiškiai savo atsakykite klausimą, kodėl ir su kokiu tikslu brokerio kompanija organizuoja tokius kursus, ko jie siekia. Jeigu jūs į šį klausimą savo atsakysite, manipuliavimo kabliukai, kuriuos naudoja brokeriai, o patikėkit, jie juos naudoja, jūsų neužkabins. Ir iš kursų išeisite su informacija, kurios ir ieškojate. Jūs išeisite laimėtojais. Turėkite omeny, kad yra brokeriai, kurie tikrai yra suinteresuoti, kad kuo daugiau jų klientų uždirbtų pinigus. Jie tikrai rūpinasi, kad jų klientai uždirbtų, nes jie iš to uždirba patys pinigus. Yra visa eilė kriterijų, pagal kuriuos galima atskirti šios brokerius. Bet čia jau atskira tema, reikalaujantį viso atskiro video. Galbūt kada nors vėliau. Antras mokytojų tipas arba kursų, gal labiau mokytojų, aš juos vadinu mokytojai altruistai. Tai yra mokytojai, kurie suteikia labai daug informacijos ir nieko už tai neprašo. Tai yra mokytojai, kurie nemokamai kabutėse jums papasakos viską, ką patys žino. Ir jie suteikia tiek nemokamos informacijos, kad pradeda atrodyti kažkaip keistai. Nenorom kyla klausimas, o kam jiem iš vis to reikia? Dažnai tokie mokytojai turi savo tinklapius arba blogus, kur sudėta labai daug informacijos. Sukeltos ir sugrupuotos visos bazinės žinios ir dažnai netgi ne tik bazinės, o ir kitos pagilintos žinios. Viskas tai yra nemokamai ir tik pas juos tinklapį. Dažnai žmogus varto ir galvoja, o tai iš ko šis tinklapis gyvena, jei už tai pinigų neima. Yra ir Lietuvoje panašių, kur viskas yra lietuvių kalba. Šitų pagrindinis uždarbis dažniausiai susideda iš dviejų dalių. Tai pirma dalis pagrindinė. Tai yra referalinis brokerių nuorodos arba reklama, taip vadinama. Tai yra, jie jūs tarsi netyčia savo straipsniuose ir pamokose nukreipia į rekomenduojamų brokerių sąrašą, kuris irgi randasi jų tinklapį. Kai ateina laikas ir jūs nusprendžiate, kad jums laikas atidaryti savo realią sąskaitą, jūs prisimenat savame suprantamą tą tinklapį, kurį daugiausiai skaitėt, kad pastoviai matėt patarimus apie skirtingus brokerius, paspaudus nuorodą tokių mokytojų tinklapį arba tokią nuorodą referalinę, jūs atsidarot realią sąskaitą per taip vadinamą referalinę nuorodą. Pavyzdžiui, gali štai pasižiūrėti, kaip atrodo toksai baneris su referalinė nuoroda. Štai Master Forex V forumas ir viršuje kaba NordFX baneris. Ir štai čia kairiam kampelį jūs matot atsiranda štai NordFX ir rašo ID toks ir toks. Ne? Tai vat, taip atrodo referalinė nuoroda. Trumpai apie NordFX, brokeris šis dalyvauja MF bonusų programai, todėl jo referalinė nuoroda kaba MF akademijos forume, kad tiesiog pagal MF bonusų programos sąlygas administratoriai galėtų atsekti, kas prisiregistruoja ir kas pradeda dalyvauti MF bonusų programą. Kas ta bonusų programa MF, galite pasiskaityti štai čia. Štai įdėjau nuorodą, bet mes čia dabar ne apie tai. Tiesiog norėjau jums parodyti, kaip atrodo toks baneris arba reklamos su referalinė nuoroda. Taigi, prekiaujant toje sąskaitoje, referalinis nuorodos, per kurią atsidarė sąskaitą, savininkas gauna komisiją nuo jūsų prekybos. Jums tai nieko nekainuoja, pats brokeris atsiskaito su mokytojų altruistų, ne? Ir mokytojams altruistams tai yra tarsi pasyvios įplaukos arba mini uždarbis. Ir antras šaltinis tokių mokytojų, tai yra uždarbis, ne? Yra, jeigu tinklapis pakankamai populiarus, tai jo kūrėjas turi galimybę uždirbti iš reklamos. Ne? Yra pakankamai būdų šiais laikais, kaip galima monetizuoti savo tinklapį. Kartais būna, kad siūlomos kažkokios tai individualios konsultacijos, ne? Ten pagalba kažkokia tai. Tai jau skirtingai nuo tinklapio prie tinklapio, ne? Dabar tik supraskite mane teisingai. Aš jokių būdų nesakau, kad tai, ką daro mokytojai altruistai, yra blogai. Jūs surasite ten tikrai nemažai informacijos,
Ir vėlgi, jeigu jūs esat nuliniam etape, kas tai per etapą, štai žiūrėkit video, ne, praeitas, kur paaiškinau savo siūlomus etapus. Tai jūs pas tokius mokytojus surasite tikrai nemažai informacijos. Ant kiek ši informacija bus jums naudinga, jau priklauso ne tiek nuo mokytojo altruisto, kiek nuo to, ant kiek jūs pats esate susipažinę su Forex. Visiškai naujokai tokio tinklapio dėka galės tikrai nemažai išmokti. Tačiau čia svarbu vėl prisiminti tą patį Master Forex V akademijos šūkį. Šūkis yra mąstyk savo galvą. Jūs aiškiai turite suvokti, kokiame Forex rinkos pažinimo etape jūs randatės. Jūs turite atsikratyti iliuzijų, kad Forex rinkoje galima pinigus uždirbti greitai. Ir vienas iš žmonių pasakė, kad Forex rinkoje galima greitai tik tai prarast pinigus. Ir nepasiduokit pagundai anksčiau laiko atsidaryti realią sąskaitą. Nepasiduokit pagundai peršokinėti per vystymosi etapus. Na ir trečias tipas arba grupė, tai yra taip vadinami Forex mentoriai. Į šią grupę visų pirma įeina būtent traderiai, ne, kurie patys prekiauja, arba sako bent, kad prekiauja. Kažkas reklamuojasi gan aktyviai, turi savo mokyklos tinklapius, galima paskambinti jiems į ofisą, susitikti, pabendrauti, atsigerti kavos kartu ir taip toliau. Kažkas beveik nesireklamuoja ir laikosi slapto profesionalo kabutėse strategijos. Tai reiškia, žmonės, kuriems labai reikia, patys juos suranda. Pavyzdžiui, aš, kam reikia, tas mane suranda. Dažniausiai mokymai pas juos yra pakankamai brangus, nes šitie žmonės žino savo kainą. Jie nemokina bazinės informacijos, jiems tai nėra įdomu, jie mokina būtent to, ką patys moka ir kas neša pinigus jų prekyboje. Tai yra savo kažkokia tai prekybos sistema arba unikali metodika galbūt, arba perduoda savo prekybos veiksmų algoritmą, kuris veikia būtent jiems. Ir štai čia dažniausiai ir atsiranda didžiausios dramos naujokams, kurie nori pasimokyti. Dramos, nes dažnai žmonės, kurie išbandė pirmų dviejų tipų mokytojus, galbūt prarado jau po depozitą, galbūt jau apdegė sparnus truputėlį, kreipiasi į šio trečio tipo mokytojus ir bando juos vertinti pagal tos pačius kriterijus. Tai yra pagrindinis kriterijus susiformuoja į tokią frazę: jei aš mokėsiu tau tiek pinigų, tai tu man įrodyk, kad tu pats uždirbi. Mano manimu, šis toks klausimas arba šis kriterijus vertinimo yra visiškai klaidingas, kadangi visų pirma, visur, bet kur ir bet kokiuose įspėjimuose apie rizikas susijusios su Forex prekyba, Forex rinkoje, po 100 kartų yra kartojama, kad praeities rezultatai negarantuoja tokių pat rezultatų ateityje. O gal žmogui sekėsi tiesiog, kuris rodo jums savo statistiką arba ten sąskaitą rodo, ne? Antras momentas, prisiminkite visiems laikams, niekada nebūna ir nebus vienodai prekiaujančių Forex traderių. Jūsų rinkos matymas gali būti vienodas. Pavyzdžiui, pas mus tarp 100 Master Forex V akademijos narių gyvenančių skirtingose pasaulio kampeliuose apie tą pačią situaciją yra visiškai tokia pati nuomonė. Tačiau prekybinius sprendimus priima kiekvienas traderis pats, priklausomai nuo jo charakterio, asmeninių gyvenimo aplinkybių, nuo jo finansinės sveikatos. Niekada nebuvo ir nebus vienodų prekybos rezultatų. Todėl tikėtis, kad jei štai pas Povilą yra 5% per mėnesį, tai pasimokinęs pas jį, aš irgi darysiu 5% per mėnesį. Pamirškite apie tai, tai yra iliuzija. Jūs niekada negalėsite atkartoti savų pelningumo kreivių, jau nekalbant apie svetimas. Ir atvirkščiai, jei kažkam, tarkim, mano pelningumo kreivė nepadarys didelio įspūdžio, tai jis nusivils visą metodiką, kurią aš naudoju ir sakys, viskas, aš pas tave nesimokinsiu. Tai yra iliuzija, jūs negalit spręsti pagal pelningumo kreivę, kadangi tai yra grinai asmeninis dalykas kiekvieno atskiro traderio. Ir būtent dėl šitų priežasčių aš pats niekada iš principo nerodo savo pelningumo kreivės. Kadangi taip jau gavos, kad aš esu Master Forex V Advanced kurso vedėjas, vienas iš jų, tai aš nenoriu imti ant savęs atsakomybės, kad kažkas pasižiūrėjęs mano pelningumą pradėtų galvoti, kad jis išklausęs Master Forex V Advanced kursą galės taip pat uždirbti kaip ir aš. Ką jau kalbėti apie tos mokytojus, kurie suprasdami tai, kad
naujokams gimsta tokia iliuzija, tyčia rodo savo pelnus su tikslu privilioti mokinius savo. Ir tai yra iliuzijų sukelimas Forex naujokų galvose. Todėl, kas tai daro, būkite atsakingi. Gerai, tai jeigu pelningumo kreivės kaip įrodymo apie tokį mokytojo kompetenciją prašyti nėra prasmės, tai koks tada tas teisingas kriterijus, paklausit jūs manęs. Mano kriterijai yra tokie. Tam, kad tokį kursą aš pats pasirinkčiau, kad aš susimokėčiau tokiam mokytojui pinigus, mokytojas būtinai pats turi dirbti pagal šią metodiką ir jo kursas turi būtinai susidaryti iš 2 blokų. Pirmas blokas tai yra taip vadinamas teorinis paketas. Tai yra teorijos arba naudojamos metodikos arba prekybos sistemos, vadinkit kaip patinka, įsisavinimo periodas, kur mokytojas dirbdamas su jumis įsitikina būtent, kad jūs viską supratot ir supratot būtent taip, kaip reikia suprasti. Ir antras svarbiausias blokas, pagal kurį aš renkuos mokytoją, tai yra praktinis periodas dirbant su mokytojo pagalba pagal suteiktą metodiką. Tai yra, kai aš sprendžiu rinktis man ar nesirinkti mokymus pas tokį mokytoją, aš visada žiūriu, ar yra užprogramuotas į kurso programą laikas ir kiek to laiko yra užprogramuota, kur aš galiu toliau bendrauti su mokytoju, vieną ar kitą formą matyti, kaip jis masto, pagal kokią logiką atidaro sandorius. Kuo ilgesnis šis periodas, tuo aš skaitau, kad toks kursas yra vertingesnis. Aš tarsi dirbu kartu su kalviu, ne? Ir kuo ilgiau aš dirbu šalia kalvio, ne? Tai yra su meistru, tuo geriau aš galiu suprasti, ką reiškia suteikta teorija ir kaip yra pritaikoma ta teorija praktikoje. Būtent pagal šį kriterijų aš pats renkuosi pirkti man šį kursą ar nepirkti. Pavyzdžiui, aš galiu žinoti arba susidaryti įspūdį ten iš skirtingų šaltinių, kad žmogus tikrai yra pelningas, uždirbantis traderis, tačiau jei jo mokymuose nebus darbo su kalviu, ne, kabutėse periodu, aš jo mokymų nesirinksiu. Su kokį dydžio sąskaitą jis dirba, ar jis iš vis uždirba, koks jo pelningumo procentas per mėnesį, o koks man skirtumas, kam visą tai žinot. Jeigu jis teikia tik teorinės žinias apie metodiką, kurios pats savo prekyboje nenaudoja, tai kam iš vis pirkti jo paslaugas? Galima nueiti į YouTube, galima nueiti pas altruistus, galima nueiti į kursus pas brokerius ir tokios pat teorijos prisiklausyti. Ir iš kitos pusės, jei žmogus turi savo metodiką ir aš tikrai žinau, kad padirbėjus šalia jo tikrai kažko išmoksiu, negi man bus svarbu, kiek jis ten uždirba. 1000 eurų ar 10 000 eurų per mėnesį ar 100 000. Juk man visiškai nesvarbu, kiek pinigų yra jo kišenėje. Man svarbu jo žinių perėmimas, jo patirties perėmimas. Man geriausias pavyzdys buvo, kai aš buvau nuliniam etape, tai buvo Master Forex V akademijos variantas. Ir kodėl būtent aš joje pasilikau 2008 metais. Nes būtent Master Forex V akademijai ir jos siūlomi kursai man atitiko mano šį kriterijų. Tai yra pirkdamas kursą arba narystę akademijoje žmogui suteikiama galimybė būti tarp žmonių, kurie dirba pagal tą pačią metodiką. Ir žmogus gali tęsti savo narystę tiek laiko, kiek jis pats panorės. Kaip žinia, narystę Master Forex V akademijoje galima tęsti nors iki begalybės. Master Forex V Advanced kursas irgi sukurtas būtent pagal tokį principą. Tai yra, pirmą jūs gaunat 3-4 mėnesių labai intensyvų teorinį kursą, kur kiekvieną naują elementą turi studentas atidirbti praktikoje. Ir antras blokas, praėjus šį kursą, žmogus gauna paskutinį namų darbą, kuris vadinasi nuosavo prekybos veiksmų algoritmo kūrimas. Ir po kurso žmogus turi galimybę virtualioje prekybos salėje ir uždarame Master Forex V akademijos forume būti tiek, kiek jis nori šalia Master Forex V techninės analizės ekspertų, tiek laiko, kiek jis pats panorės.
Čia tik nepasigaukit, negalvokit, kad kažkas bando čia jūs pagauti. Už tam tikrus dalykus savaime suprantama reikės papildomai susimokėti, bet tiek organizuota viskas būtent štai tokiu principu, būtent pagal tuos 2 blokus. Taigi išvada, rinkdami savo mokymosi kursą arba mokytoją arba mentorių, aiškiai suvokite, kokiame etape jūs randatės, kas jums galima ir ko jums negalima. Aiškiai supraskite, ką jūs gausite nusipirkus vieną ar kitą kursą. Įsijunkit savo galvą, pamirškit greitus uždarbius ir įjunkit neutralų, racionalų mąstymą, vadinkit kaip norit, bet įsigilinkit į siūlomo kurso detalės ir pasižiūrėkit, ką jūs gausit. Ir paskutinė išvada, arba labiau palinkėjimas, nustokite aiškintis, kas ir kiek pinigų turi. Jeigu jūs surasit teisingą mokytoją, greičiausiai jūs greičiau ir žymiai daugiau uždirbsit negu pats mokytojas. Todėl nustokit aiškintis, kas kiek pinigų turi, bet pradėkite aiškintis, kiek laiko jūs turėsite žinioms perimti iš to mokytojo. Taigi, tiek šį kartą. Tikiuosi šis video padės jums priimant sprendimą. Jeigu galvojat, kad šis video gali padėti jūsų draugui padaryti sprendimą, dalinkite šio video. Nepamirškit subscribintis prie kanalo, nes planuoju ateityje ir dar truputėlį tokių temų pakelt. Jeigu jūs esate tas mokytojas, kuris atpažinote save ir visiškai su manim nesutinkate, galite išlieti savo pyktį ant manęs paspaudus pirštuką žemyn, uždėkit man minusą ir linkiu visiems sėkmės ir rinkitės išmintingai. Tok praradinėti savo pinigus. Master Forex V. Forex prekybos akademija. Mąstyk savo galvą.